Tik pasitaisė ryšys ir aš išgirdau laimėtoją žiūrovą. Tai yra ta žmogų, kuris aktyviausiai balsavo, kuris parodė didžiausią norą išreikšti savo nuomonę. Taigi, žiūrovo numerį netrukus pamatysime ekrane. Sukasi numeriukai ekrane, štai matome pirmosius 3 numerius. Stabdome. Matome beveik visą numerį, nematome tik tai 2 numerių. Jos sužinosime paskambinę kitą dieną redakcijai, o tas žmogus, kuris laimėjo, gaus kelionę į Tatros ir į Krokovą. Taigi, kaip jam pasisekė? Labai smagu apdovanoti žiūrovą, kuris aktyviai balsavo. Dėkojame, žinoma, ir už visų kitų žiūrovų skambučius ir žinutės. Ir dėkojame, aišku, Santykai Travel už šias keliones, kurios apdovanoja taip gausiai ir balsavusiems, ir mūsų dalyvės. Be jokios abejonės. Taigi, pagaliau galime, man atrodo, judėti prie, vadinkime, auksinio trejetuko. Gerbėjai, sužinosime, kasgi taps pirmąją vicemis, antrąją vicemis ir žinoma, Misis Lietuva 2010-ieji. Taigi, dėmesio. Dar prieš tai trumpai įtampai pakelti ir įdomumui sukelti, norėčiau apie prizus auksiniam trejetukui, auksinės ir dovanėlės. Aukščiausiai vertintoms merginams atiteks ne tik Zepter Express kavos aparatai, spindintis auksinės dovanėlės papuošalai, bet ir Misaki laikrodžiai. Taigi, dėmesio. Antrąją vicemisis išrinkta. Dėmesio. Numeris 1. Dana Kuncevičiūtė. Sveikinam. Sveikinam Daną. Gražiausi sveikinimai ir žinoma gražiausias gėlės. Nuostaba veide. Na, o ką mes turime dabar jau dar vieną voką, kuriame prašyta, kas laimėjo pirmosios vicemisis titulą. Taigi, Vos vienas žingsnelis iki Misis Lietuva karūnos. Tačiau vis tiek labai šaunus apdovanojimas ir šaunus titulas. Taigi, pirmąją vicemisis tapo. Ponios ir ponai, pasiruoškite garsiai ploti. Ja tapo numeris 10 Giedrė Gajauskienė. Ir pagaliau ta laukta akimirka. Tai laimingai, kuri netrukus po kelių mėnesių išbandymo televizijos projekte taps Misis Lietuva 2010, pagrindinis prizas ir pareiga atstovauti Lietuvą. Taigi tai yra artimiausia ateityje, bet vos po kelių minučių jai atiteks ne tik žaviausios moters titulas, bet ir auksinės dovanėlės specialiai iš Italijos užsakyta karūna. Kristiana ir Misaki dovanoja brangų laikrodį. Auksinė dovanėlė taip pat dovanoja prabangų perlų vėrinį. Dar atiteks ir kavos aparatas. Žodžiu, dovanų tikrai gausybė, bet vis dėlto dabar svarbiausia įteikti šio gražiausio metų renginio pagrindinį prizą, karūną, mes čia į sceną kviečiame gražiausią praėjusių metų merginą, Miss Lietuva 2009 Vaida Petraškaitė. Štai mūsų gražuolė ir štai karūna. Ši karūna nugalėtojai mūsų gražiausiai moteriai atiteks visam gyvenimui. Taigi dėmesio. Misis Lietuva 2010 tapo... Kaip man gera, kaip jums gera man erzinti jūs. Taigi, Misis Lietuva 2010 tapo... Paskelbk to. O, aš jau žinau. Tapo... Dabar aš norėčiau tai įtampą. Taigi, Misis Lietuva 2010-ieji Vaida Kursevičienė.
Gerai.